Sveiki visi. Ir šiandien aš esu su jumis, kalbu kaip pirmokas, skiemenuodamas. Tai prisistatysiu, aš esu monologas ir čia yra mano monologas. Tai ką darysime šiandien, tai tiesiog norėjau paįvairinti šiek tiek kontentą, ką kuriu. Tai šiandien bus reakcijos video. Tai trumpai papasakoti, kokį videoką reaguosiu. Tai yra toks kanalas pavadinimu Be šeimos, turi 1400 prenumeratorių. Ir ten tiesiog apie tokį bičiuką, kuris pastoviai visą laiką viskom skundžiasi. Visos problemos yra tik jo. Ir aš manau, kad jis turi kažkokį psichologinį sutrikimą. Bet tiesiog, kas yra keista, kad jis labai reiškiasi interneto erdvėje. Ir kaip jisai tai daro, tai jis tiesiog atrodo, kad savo pyktį, visą įtūžį, visą tulžį tiesiog išlieja į kamerą ir po to tiesiog sukelia visą tai į YouTube'ą. Dabar šiek tiek ramesnis video bus, aš tik pažiūrėjau koks 5-1 sekundės ir pagalvojau, aš tiesiog nežiūrėsiu to video, tiesiog nufilmuosiu savo reakciją, kaip aš žiūriu tą video. Tai nieko nelaukdami galim ir pereit prie pačio video. Tai video tik 12 minučių trukmės, beveik 13. Ir pavadinimas yra bendrabutis, arba bendrabutis, kaip jau sukirčiuosit. Iš bendrabuto, tai bendrabutis, tai jeigu nežino, tai tiesiog yra tokie butų tipai, kur bent jau populiarius buvo sovietų laikais, kuomet yra butai, tai kaip kambariai tokie, kuriuose žmonės gyvena ir turi ten bendras virtuvės, kur ten po kelis butus vadinamus gali dalintis. Būna kai kuriais atvejais netgi ir tualetai. Mano šviesa užgėsa ką tik. Būna tualetai kartais, kad irgi bendri būna, kas nėra iš tikrųjų faina, bet būdavo laikai, kada žmonės apgyvendavo ir tai būdavo normalu. Bet dabar tiesiog pasižiūrėsim šitą video apie bendrabutį ir sužinosim, ką čia jis nori parodyti. Biški. Gal žinot, kur čia galima šviesą ten jungti? Kažkur čia galima šviesą jungti? Va čia va. Tai čia mes nejungsi, čia nėra šviesų. A, nėra, ne? Sako, kur galima šviesą jungti, čia nėra šviesos. Tai taip, bet tai kad diena laukia, tai ta prasme, kam gali to šviesos reikėti. Ir be to aš matau dabar vaizdą, kai jis įeina į vidų. Nėra taip tamsu, aš nebent kamerą čia su prožektorium filmuoju. Bet kad ne, vis tiek tos šviesos yra. Čia dviratis. Čia, blėt, šviesos nėra. Dabar ir iš karto matot paklausę, čia yra šviesa, ne, čia šviesos nėra. Dabar jis pradeda jau tulžį kaupt savį, sako, nėra šviesos. Šiek tiek juokinga, gali neslėpti, iš tikrųjų juokinga yra. Situacija, kai taip supyksta žmogus, kad šviesos nėra. Čia šviesos, blėt. Dabar į rūsį lenda. Dviračiai. Ir jis eina ir keikiasi dviračiai, tai iš karto sako, dviračiai. Ir erzina vien tas faktas, kad dviračiai yra. Ir čia, blėt, viskas baigėsi, na. Ir dabar jis sako, įdamas susinervino, kad pasibaigė, eina koridorium, pasibaigė, baigęs, eit toliau norėjau. Na čia iš tikrųjų galima prisikabinėti prie įvairių smulkmenų, bet tiesiog aš dabar stengiuosi, taip sakant, parodyti savo reakciją, ką aš galvoju mintyse žiūrėdama šitą video. Čia, blėt, viskas nahu užrakinta, blėt. Tai aišku, čia dabar jisai suirzęs yra, kad viskas užrakinta.
Tai kaip nebus užrakinta, tai nueik į bet kurį rūsį ir žmonės rakina savo rūsis. Ne tokiuose laikuose gyvenam, kada galim visi atrakintas spinas, atidarytas duris laikyti ir nieks ten neužeis, nieks nieko nepaims. Nu, tiesiog žmonės nori, kad jų turtas liktų ten, kur jie paliko, tai ir užsirakina. Блядь, užrakinta, nahai. Kur, blėt, čia dviratį laiky, blėt. Čia, blėt, dviratį laiky, žinai. Čia, blėt, užrakinta, blėt. Ten irgi, nahai. Блядь, čia dviratį laiky, blėt. Блядь, skydinė, nahai. Vien kad skydinė, ta prasme, kodėl? Kodėl? Ar tai skydinė, toks skydinio, nakui, čia, tai kodėl kažio bliomba pastatė tą skydinę? Čia, blėt, dviratį, nahai, laiky, blėt. O čia, blėt. O, blėt. Pizdu, blėt. Nu, pastebėjot, kad labai daug keikės jisai šitam video. Aplamai aš kiek žiau. Aplamai kiek žiau jo videko, tai jis iš tikrųjų labai daug keikės. Labai daug pykčio, labai daug nervų, nepykantos, tulžies. Ir toks visokiais keiksmažodžiais išsilieja. Pizdu, blėt. Čia, blėt, dviratį laikyt. Nahai. A, blėt. Aš ką nesuprantu, ko jis ten landžia į tos rūsus dabar. Ko jis ieško? Čia spėjau užrakintos rūsus. Čia, blėt. Žiūrėk, kad atspėjau. Nu, susinervuosi? Ta, blėt. Nepasakyčiau. Nahai. Kurva, blėt. Užrakinta. Kurva, ble, sako, užrakinta. Nas, blėt. Okay. Kurva, nahai. Blėt, pidarastai, nahai. Žinai, kaip jis kalba, kaip žinot, kaip būna ten koks 70 metų senis, kuris ten visą gyvenimą pragėręs tiesiog yra, viskom nepatenkintas, valdžia blogai, ten kaimynai blogai, ten teta praėjo gatvę blogai, viskas blogai, o lyja laukia blogai, saulė šviečia blogai, toks čia tas medis auga blogai, medį nupjovė irgi blogai, nu toks nepasitenkinimo pilnas ir toks, atrodo, viskas, ką mato, yra negatyvas. Pidarai, blėt. Šitas, nahai, čia, blėt. Eik tu, nahai. Čia, nahai, blėt. Dviratį ten laikyt. Va čia, blėt. Čia, blėt. Ten, nahai, blėt, praėjimas, blėt. Ir čia, blėt, nahai. Kurva, viskas užrakinta, blėt. Mediniai laiptai. Reta ir pamatyti. Čia tikrai senos statybos. Na, kaip pasižiūrė, tai, nu, iš tikrųjų, tam barakė, tai, nu, koridoriai užgriozdinti tokie, nu, iš tikrųjų, betvarkės yra. Toks, atrodo, kaip horderiai tenai susirinkę gyvena ir ten tiesiog kaupia daiktus viso, ką tik randa, tą į namus tempia. Tai tokia net laiptiniai matas, kad tiesiog, nu, nėra tos erdvės, nėra kaip kvėpuot. Kiekvieną dieną eini, vis matai tą patį užgriozdinimą, tuos pačius siaurus praėjimus.
Tai jo šiek tiek slegia. Čia skalbykla. Dar vieną. Čia visas skirtingos skalbenės. Tai kam tą akcijos ratą tą supirko. Čia dabar neturiu ką pakomentuoti, tiesiog žmogus eina, maišą nešasi. Žiūrėk, batai, ten kėdė, dar viena kėdė. Wow, frame dropą turim. Dabar reikės palaukti, kol įsikraus videkas. Gal internetas mano nusprogęs bus. O čia kita atsigavo. Na taip, iš ties, kaip yra pavadinimas video, rašo bendrabutis. Bendrabutis, nu tai tą ir matom, bendrabutį tiesiog, bet jau tokį, jau ta prasme, jau čia senas, sakyčiau, bendrabutis yra. Nes yra tekę matyti ir bendrabučių gyvai, kur, nu, iš tikrųjų, ten po renovacijų sutvarkyti, ten ir laiptinės gražios. Ir tie patys, tai vadinami butai, irgi tvarkingi. O čia tai toks atrodo, kad va pastatė ir tiesiog vis naudoja tas pačias patalpas, nieko nenaujina, nieko neatšviežina ir tiesiog va taip turim, ką turim. Čia irgi tokias liūdnos patalpos, čia kaip tualetas, užgriozinta daiktais tiesiog. Čia va, čia geriau nei lauko tūlikas, taip sakant. O kas tenai buvo kitam tūlikė? Vienas duris tada, jo, čia kaip ir galima prisėst. O kas čia? A, čia irgi gerai. Jo, būtų normalas. Čia tokie pereinami kambariukai, viskas. Место на велосипеdą. Čia dar vienas kalbengės, čia tą pačią matoma, čia jau nauja. Čia, man atrodo, matėme šitą. Skalbimo mašinų patalpą, taip skalbyklą galima pavadinti. Ką darai? Labas. Labą dieną. Ką darai? Ieškau, pamečiau kažką. Jūsų nefilmuoju. Sako, pamečiau kažką. Kažką pamečiau. Bet čia, įsivaizduokit čia, tai. Gerai, stop. Įsivaizduokit, jūs esat kažkoks, tai žinot, slaptas agentas, žudikas. Ir ten, tarkim, į kokią saugomą tenai, į Pentagoną kokį einat. Ir ten sustabdo jūs apsauginis. Ką čia jūs darot? Na, jau pamečiau kažką. Nu, tai gerai, eik, ieškok. Toks, ta prasme, kažkaip per pasiteisinimas. Paklausė, ko ieškai. Nu, ta prasme, galiu pasakyti, ką žinau, pasižiūrėti noriu, kaip čia atrodo, dar kažkas. Čia, nu, čia ieškau kažko, nežinau ko, dar neradau, tai negaliu pasakyti. Rožinės durys. Na, ką čia rodai? Kodėl?
Kodėl jis taip, tiesiog aš taip jis taip, opa. Batai padžiautėm, šilti būtų. Kodėl? Ai, čia jo pašto dėžutė. Tai jau dabar supratau. Tai kadangi rakino duris. Ai, tai jis čia savo barakį. Ir aš galvoju, taip, kai randam baraką įėjo, aš tiesiog vaikšto, ieško kažko. Kaip ir sakė. Ir koks viso to tikslas? Ai, jisai norėjo tiesiog parodyti, man pagal pavadinimą. Jis parodė baraką, matyt, kažkas paprašė, kad parodytų, kaip čia kas atrodo. Arba jis pats sugalvojo. Va, vaizdas pro langą. O pravedinom. Man jau atsibodo šitą video žiūrėti. Toks, ką žinau, apie nieką toks realiai. Tiesiog. Čiūvas į baraką užėjo, visus patalpas įmanomas, kur galėjo patekti, ten pateko, nufilmavo, parodė. Nu, kaip ir minėjau, kad ten tie barakai ir yra, kad virtuvė, o čia kambariukas toks, va, kur jau būna ten gyventojai, nu čia tariamas butas, taip sakoma. Tiesiog kaip kambario dydžio. Ir spintą rodo savo, ko gero turi. Nu, iškadėl stalčiai. O, dantų pastas. Dar buvo vaistai. Čia šios slaptas skirelis. Ir batai užė, jo. Nu, logiškiausia prie durų tokią dėžę laikyti batą. Bet pastebėjot, jis nebesikeikia, jis jau nebėra nervuotas, jis jau namie, jau ramu. Nu, obelio aliejus, rapsų dar net. Net tik kamerą atidarė. Maišas kameroj. Viską, kiekvieną paviršių, viską peina. Kompas jau jungtas, laukia, kada prisės. Net galva sukas, net ta prasme tiek kameros įdėsiu. Ten senių pampersai. Ten tie sauskelnės čia daugiau. Degtukai. Skalbimo milteliai. Net už. Jo. Ar esate taip darę parduotuviai? Nu davai, varyk. Jau pradėjau, turiu pabaigti. Davai, tu gali. O, aš tikėjausi, kad pradarusiu pirštai. Ai. Kaip sunkiai. Come on, you can do it. I believe in you. Come on. Come on, nebedaug jau reikia. Davai, varyk. O, nice. Nice, ištraukė tualetinio popieriaus ruloną. Užtaisys apkabą. Kažkaip tikiuosi prie kompo, tai man stalą padės jau pasiruošęs. Žiūrėk ir padėjo. Mes visi žinom, ką tai reiškia. Išnaudotas vienas, jau apkabą pasikeisti reikėjo.
What? Давай, хебра. Bet taip sas, very sas. Very sas, tas tulinis popierius tai labai sas. Come on, just look at that, bro. Look at that. Давай, хебра. I know what you're doing, bro. I know. Just look at this. Look at this. Įsivaizduokit, jūs nueina pas žmogų, pas čiūvą į namus, matot kompą, nu ir tikrai tas popierius nenosį įsipūst, nes logai. Nu jo, ir dar kairiai pusiai. Na, daug ką pasako. Tai va. Ok, tai va toks videokas buvo, čia jo kanalas yra. Galiu parodyti, va taip be šeimos vadinas. Nežinau, kodėl jis tiesiog Rusino planetą užsidėjęs ant savo coverio. Ten daug videokų, tiesiog ten virš 100, tai tikrai, man atrodo, bus pasiprikelta. Visokių videokų. Ten jau pasižiūrėsi, tai tenai yra nuo tokių, kur tiesiog random ir nuo tokių iki tokių, kur ten atrodo kaip šizofrenikas, kad šnekėtų tiesiog ten šizofreniko sapną nupasakoja. Tai šiandien nežinau, ar rekomenduoju pasižiūrėti. Jeigu smalsu galit, jeigu nenorit, nežiūrėkit. Tiesiog taip kažkada čia prieš porą mėnesių atradau šitą kanalą. Tiesiog keistas žmogus pagalvojau ir tiesiog pasižiūriu. Aš pats nekomentuoju, nedėku, šiaip ganėtinai nemažai patyčių susilaukia. Galbūt dėl savo kalbėsenos. Nu, tiesiog žmonės yra linkę ieškoti iš ko pasityčiot, kas yra žemiau jų. Tai tiesiog ir vos ne, kad pasakyti, kad o čia tu toks anoks. Bet, nu, aš pats nieko nekomentuoju. Tai man tiesiog nemėgstu veltis į tokius dalykus. Tai va. Patariu ir jums neigiamų dalykų nekomentuot. Vis tiek galit kažką gero atrasti žmogui, žinot, va, kad vis tiek stengiasi, kad gyvena. Nu, bet nevynios į vatą. Tai ką tada? Ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo monologas ir iki sekančio karto. Tikiuosi patiko šitas videokas, bet tavo naujas mikrofonas, tai garsas irgi turėtų būti geresnis. Tai ką tada? Jau nelaukiam ir čiau.